Sveiki, šiandien sveikinusi su jumis iš Kupiškio. Esame svečiuose pas įmonę UAB Velitex ir norėčiau pasisveikinti su įmonės vadovu Karoliu Rudinsku. Sveikas, Karoli. Labas, Dainiau. Karoli, trumpai gal galėtum pristatyti įmonę bei vykdomą veiklą? Taip, tai įmonė UAB Velitex įkurta 2018 metais. Įmonės veikla yra žemės ūkis, sunkiosios technikos nuoma, ekskavatoriais, operatoriais ir transporto bus vykdomos paslaugos. Supratau. Tai pirmoji, kiek kalbėjom, puspriekabę įmonės parke, kaip kilo mintis investuoti būtent į puspriekabę? Taip, tai Zaslav būtų puspriekabė pas mūsų ūkyje pirmoji, o mintis kilo dėl grūdų transportavimo iš laukų į bazę, didelį kiekį, su sunkvežimiu greičiau pristatom į ūkio bazę grūdus negu su traktorinėmis priekabomis. Tai todėl ir investavom. Kitaip tariant, norėjai padidinti našumą, optimizuoti procesus ir suefektyvinti visą veiklą, kad greičiau visus darbus galėtum padaryti. Ja, ir dar ne sezono metu planuojam vykdyti transporto paslaugas. Taip. Su šia puspriekabe. Atsimenu, minėjai, berods turi minčių bendrauti su viena iš ekspedicijų, nes sezono metu išnaudoti jau maksimaliai pačią puspriekabę. Taip, supratau. O puspriekabė, būtent mūsų, kuo tau jį patraukė akį, kokie sprendimai tave sudomino? Tai gal labiausiai sakyčiau numeris vienas, tai dėl kubatūros ir dėl cinkuoto rėmo. Cinkuotas rėmas patiko, nes žinom, kad pas mus žiemą yra barstomi keliai druska, dėl ko pasekoje rūdyja rėmai ateity, tai su šia puspriekabe tikimės to išvengti. Taip, aš manau, tikrai neturėsi problemų dėl korozijos. O kalbant apie pačios puspriekabės komplektaciją, atsimenu, kad tau buvo reikalingos opcijos, kurių tu norėjai puspriekabėje, tai grūdų rankovė, kėbulo kampų sustiprinimai ir greita tento tvirtinimo sistema. Kodėl būtent tau šios opcijos pasirodė būtinos puspriekabėje? Tai greitas tempas dėl vairuotojo patogumo, kad vairuotojui būtų patogiau. Sustiprinimas visada gerai, kaip sakyti, kad jeigu vežti didesnius svorius, atlaikytų pati puspriekabė daugiau. Tada dar balkonas patiko, kad yra pritvirtintas prie rėmo, o ne prie pačio kuzavo. Dėl to galima išversti žemesnėse patalpose. Irgi aktualu buvo grūdų rankovė, irgi kur yra ribotas išvertimas, kur paduoti tiesioginį srautą galima būtų. Taip. Ir beje bus grūdų rankovė aktuali perdavus puspriekabę į ekspedicijos rankas ir jeigu kaip yra minčių važiuoti į Europą, ten ta opcija irgi yra reikalinga, tai jau, kaip pasakyti, iš patirties. Po to dar patiko, kad yra cilindras pilnai chromuotas, jo tarnavimo laikas ilgesnis, mažiau bijo pažeidimų. Taip. Ir beje, mūsų atstovaujamo gamintojo Hiko cilindrai yra sutepimo sistema, kur irgi beje, atsimenu, tau patiko, kad užtikrinsi, kaip sakei, ilgesnį cilindro tarnavimo laiką. Tai tokie sprendimai, tikiuosi, pačiam bus patogus ir palengvins tavo kasdienius darbus. Karoli, jau kuris laikas darbuojasi su puspriekabe ir kaip paties įspūdžiai padirbėjus su ja? Įspūdžiai tikrai geri, geras puspriekabės svoris, mes jau su ja darbuojamės kokį porą mėnesių, kažkokių minusų nepastebėjom, viskas tikrai gerai, 50 kubų, dėl ko dar irgi tiko mums, nes auginame ekologinės avižas, kurios yra itin lengvos, galime pasikrauti didesnį kiekį avižų, neviršijant sąstato svorio leistino. Tai viskas liuks. Super. Ir Karoli, pabaigai klausimas, jau turėjom visus, sakykime, procesus nuo užsakymo iki puspriekabės pristatymo ir ar rekomenduotum mūsų įmonės teikiamas paslaugas bei produktus kitiems? Tikrai rekomenduočiau, buvo viskas atsižvelgta į mūsų norus, buvo priekaba pristatyta laiku, viskas gerai. Super, smagu, Karoli, kad teko pirmą kartą įgyvendinti projektą ir tikiuosi ne paskutinį. Ačiū, tikiuosi ir aš. Sėkmės.